Tiesos akibrokštai. Sveiki, brangiai. Šiandien pratęskime atsakymus į klausimus. Turim daug klausimų su mūsų pozicija nesutinkančiai žmonėm. Žmogus, klausytas, rašo, kokia Tora, tai yra pasakų knyga. Jinai nesuderinama nei su logika, nei su mokslu. Kaip galima tikėti mokslui prieštraujančiais dalykais, tokiais kaip 10 Egipto bausmių, kaip degantis krūmas ar jūros perskrimas. Nėra ten logikos. Tarp kitko geras klausimas. Panagrinėkim logiką, mokslą ir va šitos 3 klausytojo paminėtus dalykus. 10 Egipto bausmių, degantis krūmas ir jūros perskrimas. Nu, atrodo, pasakoja kažkokia knyga, kažkokia, nežinau, pupau išaugo iki dangaus. Kažkas panašaus, ar ne? Jeigu taip žiūrėsim. Atvirkščiai, toks požiūris yra nemoksliškas ir nelogiškas. Nepykit, gerbiamas klausytojų, nelogiškas ir nemoksliškas. Pabandysiu, nesu aš didelis mokslo žinovas, bet šį bei tą žinau. Pabandykim iš eilės. Gerai, imkim nuo pradžios. 10 bausmių Egipto, taip atrodytų. Prisiminkim, pirmoji bausmė. Nilo upės, Egipte tenkančios upės, Nilo pavertimas krauju. Paskaitykim, išeimo 7 skyrių. Išeimo 7 skyrių nuo 19 iki 25 eilutės. Išeimo 7 skyrius nuo 19 iki 25 eilutės, kur sakoma. Viešpats toliau kalbėjo Mozei, sakyk Faraonui, imk lazdą, ištiesk savo ranką virš egiptiečių vandenų upių, perkasų balų vandens tvenkinių. Vanduo pavirs krauju viso Egipto šaly, net medinėse ir akmenėse induose. Mozė ir Aronas tai padarė, kaip viešpats buvo įsakęs. Jis pakėlė lazdą ir sudavė upės vandenį Faraonui ir jo tarnams matant. Visas vanduo upėje pavirto krauju. Upėje plaukiančios žuvys išgaišo. Vanduo ėmė taip dvokti, kad egiptiečiai nebegalėjo gerti vandens iš upės. Kraujas buvo visoje Egipto žemėje. Ta patį padarė egiptiečių žiniai savo kerais. Faraono širdis liko užkietėjus ir jis neklausė jų, kaip viešpats buvo sakęs. Faraonas nusigręžė, nuėjo į savo namą, jis viso to neėmė į širdį. Egiptiečiai kasė upės pakraščiuose šulinius, ieškodami gėrimo vandens, nes jie nebegalėjo upės vandens gerti. Praėjo 7 dienos, kai viešpats buvo ištikęs upę. Taigi pirma bausmė kraujas. Ir nieko čia nemoksliško nėra ir nereikia mistifikuoti skaitant tokio dalyko. Galbūt teko jums girdėti tokį reiškinį kaip raudonasis potvynis. Natūralus, dažnai gamtoje esantis reiškinys. Pradėkim nuo to. Tuo metu įvyksta Egipte sausra. Sausros periodas buvo, taip? Iš to laikmečio daugelis raštų patvirtina, kad taip, tai buvo sausra. Sausra nusekino Nilo upę. Nilo upės vandens lygis krenta, jisai sumažėja labai smarkiai. Srovė pasidaro lėtesnė, vos nestovintis vanduo atrodo paprasčiausiai. Šitoks Nilo upės vandens srovės pasikeitimas sukelia reiškinį moksle gerai žinoma. Vadinama raudonuoju potvyniu arba dinoflagelatiniu dumblių augimu. Kas yra dinoflagelatiniai dumbliai? Dinoflagelatiniai dumbliai. Jie labai dažnai nudažo vandenį raudoną spalvą. It kraujas vanduo atrodo. Matot, dumbliai, ypač fitoplanktonas, yra vienaląsčiai organizmai. Ir kada jie dauginasi, jų padaugėja, jie vandenį sudaro tokias tankės juostas, kuriuose, pavyzdžiui, kai kuriuose fitoplanktono rūšyse, pavyzdžiui, dinoflagelatuose yra fotosintetinių pigmentų. Ir tie fotosintetiniai pigmentai nudažo tam tikrą spalvą. Yra įvairiausių spalvų. Nuo žalios iki ryškiai raudonos kraujo spalvos. Kai dumblių koncentracija yra didelė, vanduo atrodo rausvos spalvos, kaip kraujas. Toks reiškinys egzistuoja pasaulyje labai dažnas. Raudoniai potvyniai neretai siejami su natūralių toksinų, kurie sukelia deguonies išeikvojamą gamybą. Atsiranda tokie toksinų. Todėl raudonuosius potvynius vadina, reiškia netgi jo toks pavadinimas, žalingasis dumblių žydėjimas. Žalingas dumblių žydėjimas. Vandenį ima trūk deguonės.
praktiškai sunaikina vandenyje esantį deguonį, šitie dumbliai, ir tada gyvūnų rūšis gyvenančias vandenį, visų pirma žuvis, gaišta. Prasideda vandens gyvūnų mirimas. Floridoje vykstantis raudonieji potviniai yra ypač pavojingi vandens gyvybei, pavyzdžiui, nes jie gamina neurotoksiną, kuris vadinamas brevetoksinu. Brevetoksinu vadina, nes jį gamina jūros dumbliai, kurie vadinasi Karenia brevis. Pavyzdžiui, nuo 2017-2018 metų visus 11 mėnesių trūkęs raudonųjų dumblių žydėjimas netgi nustatytas. Sunaikino 452 retuosius ir nykstančius jūros vėžlius ir 92 lamantynus. Žuvims ir vandens dugne gyvenantiems bestuburiams yra labai pavojingi šitie raudonieji potviniai, kuriuos sukelia dumbliai. Yra dumblis Karenia mikimotori, kuris gamina gimnodiminą. Labai pavojinga medžiaga. Neurotoksinas, toksai reiškia. Nuo 1998 iki 2017 metų visi neseniai Kinijos pakrantėje buvo labai dažni tie raudonieji potviniai. Kalbėdavo per žinias rodė, atsimenu, prašiausiai. 2013 metais Kahemato įlankoje, Aliaskoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, taip pat buvo raudonieji potviniai, o 2020 metais rudenį Rusijos tolimuosiuose rytuose Kamčiatkos įlankoje buvo vanduo raudonas visas. Taigi Nilo upėje paraudęs vanduo, reiškia, dėl dumblių to išplitimo, reiškia, sunaikino deguonį, labai smarkiai metrų deguonės ir pradėjo gaišti žuvis upėje. Ir sako, raudonas vanduo ir gaišta žuvis. Natūralus reiškinys. Čia nėra kažkokios mistikos pasakos, tai šit. Taip. Ir sukėlė žuvų gaišimą ir vandens raudonumą. Aišku, tas žuvis pūna, nebegali gerto vandens, vanduo dvokia. Normalu. Toliau, žiūrim dar vieną, antra neganda buvo, varlės, pažiūrėkim, išėjimo 8 skyrius, nuo 1 iki 7 eilutės dar vieną negandą, pažiūrėkim. Tada viešpats tarė Mozei, eik pas faraoną ir jam sakyk, taip sako viešpats, išleisk mano žmonės, kad jie man tarnautų. Jei nesutiksiu išleisti, užleisiu visą tavo kraštą varlėmis. Upė knibždės varlėmis, jos iš upės atraplios į tavo namus, į tavo miegamą ir į tavo lovą, taip pat į tavo tarnų ir tarnaičių namus, į tavo krosnis ir duonkubilius. Per tave, tavo žmonės ir visus tavo tarnus replios varlės. Sakyk Aronui, ištiesk savo ranką, su lazda ant upių, perkas su balu ir padaryk, kad varlės užplūstų Egipto šalį. Aronas ištiesė ranką Egipto vandenų ir varlės išrepliojo ir užpildė Egipto kraštą. Ta pati padarė žiniai savo kerais ir iššaukė varlės Egipto šalyje. Antras dalykas, sako, po krūvino vandens ir išgaišusių žuvų Nile varlių antplūdis Egipte. Taip? Ir nieko čia keisto, normalu. Priežastingumo dėsnis. Vat, reiškia, žiūrėkim, Nilo pakrantėse, Nilo upėje gyvena labai daug varlių. Konkrečiai ten yra tokia paplitusi bufo genties rupūžės vadinamos. Bufo genties rupūžės, reiškia. Kiekviena tos rūšies rupūžė ten, reiškia, padeda milijonus kiaušinėlių. Jos labai vyslios. Milijonus kiaušinėlių. Absoliučią daugumą, 98-9% tų kiaušinėlių suėda žuvis. Žuvims maistas yra. Kada upės pakrantėje, reiškia, varlių tie ikrai padėti, reiškia, varlių neršto metu. Suėda žuvis, maitinasi tuos. Jau sakėm, kad dėl fitoplanktono nyksta deguonis, dvesia žuvis jūrai. Viskas. Žuvis nebesuėda tų kiaušinėlių ir praktiškai visi išsirita beveik. Didžiulis varlių perteklius antplūdis, nebėra to maisto varlėms jau paprasčiausiai, jos pradeda eiti toliau, ieškoti maisto, ieškoti vandenų, jų daugiai, nes 98-99% tų ikrų sunaikindavo, suėsdavo žuvis, dabar jų nebesuėda niekas. Automatiškai natūralu, kad pradės daugėti šitų rupūžių ar varlių. Kas čia nemoksliška, kas čia nelogiška. Čia natūraliai taip ir turėjo būti. Tai va. Ir rupūžės patraukia tolyn į šalies gilumą, ieškoti kitų vandens telkinių, maisto, kitokių ten uodų, kokių lervų ir taip toliau. Nes ten jau nebėra maisto. Normalus dalykas.
Toliau skaitam dar. Sekanti buvo mašalai bausmė. Pažiūrėkime, 8 skyrius nuo 15 iki 18 eilutės. Išėjimo 8 skyrius nuo 15 iki 18 eilutės. Faraonas, matydamas, kad atėjo ramybė, užkietino savo širdį, neklausė, kaip viešpats buvo sakęs. Tada viešpats liepė Mozei, liepk faraonui ištiesti lazdą ir suduoti žemės dulkės, kad jis pavirstų mašalais jūsų Egipto šaly. Faraonas ištiesė ranką su lazda ir sudavė žemę. Tuoj mašalai apniko žmonės ir gyvulius. Visos žemės dulkės virto mašalais Egipto krašte. Originaliai tai Musės rašo. Žiniai bandė tą patį padaryti savo keliais, bet negalėjo, mašalai apniko žmonės ir gyvulius. Ta žiniai tarė faraonui, tai Dievo pirštas, bet faraono širdis buvo užkietinta, jis neklausė jų, kaip viešpats buvo sakęs. Gerai, dar vienas variantas - mašalai. Dabar žiūrėkime, Nilo upė išgaišta žuvis. Žuvis ir visi jūros gyvūnai, ten visokie vežiagyviai, ir taip tai vežiai ir kas ten bebūtų. Taip, reiškia. Išgaišę ką jie daro? Pūna. Rašo, upės vanduo dvokia. Puvimas. Žinau, kaip dauginasi musės. Kaip dauginasi musės. Puvimo kvapas. Jas traukia, jos ten padės kiaušinėlius. Netgi kai kurie specialistai, mokslininkai net nustatė, kokia ten bus musė. Taigi natūralu ir logiška, kad žuvų gaišimas ir vandens gyvių gaišimas upės pritraukia muses. Reiškia, ten buvo musės, manoma, kad buvo kulikoidės rūšiai priklausančios muselės tokios. Tai dvisparniai vabzdžiai, kurios turi 4 vystymosi stadijos - kiaušinėlis, lerva, leliukė ir musė susiformavusi. 4 įsivystymo stadijos paprasčiausiai. Žinot, kad musė užjaučia kvapą, dvėsinas padeda ten kiaušinėlius, nes išsiritusios lervutės jie maitinosi dvėseliną. Tai kodėl musės prie kvapo, prie smarvės visada traukia. Paprasčiausiai. Jos padės kiaušinėlius, jos taip veisiasi, nes jų lervutėm reikės maisto. Reikia, kad būtų padėta į mėsą kažkokią. Į gyvągi nepadėsi, sunaikins, turi būti negyvas organizmas, pūvantis, puvimo kvapas jas pritraukia, jos ten padeda kiaušinėlius ir lervutės ir jos ėda tą maitą, maitinasi. Šiausiai. Automatiškai natūralus etapas, kad musių padaugės. Šiaip tai nėra tos dvėslenos, ten sunaikina, užkasa tą dvėsleną, kažkas padėti kiaušinėlį, tą dvėsleną įmetė, sudegina, užkasa kažkas pažiūrėjom, naikinamas tas ir taip paprasčiausiai. O čia pilna upė tos dvėslenos, dėk sau, dėk, veiskis. Automatiškai susijęs su mūsų šitų padidėjimu. Va, visos 3 šitos upės kulikoidės rūšies, reiškia, pirmos 3 stadijos gyvena vandenį. Va, reiškia, ir reiškia, minta lervutės tais pūvančiais organizmais. Tai tas pilna upė dvėslenos, žuvies padvėsusias ir ant kranto išmestos ar kažkur seklumoj kažkur gulinčios. Fantastika. Sukėlė mūsų dauginimas. Tai natūralūs faktai, moksliški, nemoksliška ir nelogiška, tai bandyti kažkaip čia nesuprasti. Matot, gerbės klausytojai. Žiūrėkit, po to koks dalykas? Maras, išėjimo 9 skyrius, pažiūrėkime nuo 1 ir 3 eilutės, toliau kas seka. Viešpats sako Mozei, eik pas faraoną ir jam sakyk, taip sako viešpats Hebrajų dievas. Išleisk mano žmonės, kad jie man tarnautų. Jei jų neišleisiu, nepaliausiu laikės, viešpatės rankas bus ant tavo lauke besiganančių gyvulių, arklių, asilukų, pranugarių, avių ir galvijų. Bus labai sunkus maras. Viešpats atskirs izraelitų ir egiptiečių gyvulius, nieks nežus, kas priklauso izraelitams. Taigi, kalba toliau apie marą. Dabar žiūrėkim, pilna dvėselenos, pilna mūsų, kurios nešioja infekcijas perduoda. Ir ta mano paminėta musė, kurie Egipte yra, reiškia, kulikoidės rūšies, irgi net nustatyta, kokias infekcijas perneša. Daugiausia tai yra gyvulių infekcijos. Reiškia, netgi pavardinsiu kai kurias. Rytinis arklių encefalomelitas. Šitos muselės Egipte pernešinėjamos, reiškia. Mėlynojo liežuvio avių liga, taip vadinama. Galvijų ir žmonių fileriozė, įvairios tulerenijos rūšis, kaip triušių karštligė, pelių karštligė, elnių karštligė ir taip toliau. Gyvūnų ligas pernešinėjo. Na, paskui buvo žmonių maras, taip.
žmonių, natūralu, kad dar žmonėm ateina. Vėslina, musės, nešvara, viskas. Kas čia nemoksliška, kas čia nelogiška. Čia taip viskas moksliška ir logiška, kad logiškiau ir būti nebegali. Žiūrėkim dar Votis, pavyzdžiui, Išėjimo 9 skyrius nuo 8 iki 11 eilutės. Sako, kada viešpats tarė Mozei Aronui, imkit pilną savus pelenų iš krosnies, Mozė teberijos į orą faraono akivaizdoj, jie taps dulkėmis viso Egipto šalyje, ant žmonių bei gyvulių iškils Votis su pūslėmis, jie pasiėmė pelenų iš krosnies ir sustojo prieš faraoną, išberijos į orą, atsirado Votis ant žmonių ir gyvulių. Žiniai negalėjo pasirodyti Mozei, nes Votis buvo ant jų ir visų egiptiečių. Natūralu, kad infekciją sukelia parazitai, tos musės. Kas čia keisto? Nieko čia keisto nėra. Reiškia. Toliau. Kruša. Išėjimo 9 skyrių. Paskaitykim nuo 18 iki 25 eilutės. Rytoj apie šį laiką kris labai smarki kruša, kurios nėra buvę Egipte nuo jos susikūrimo dienos. Ką reiškia nėra tokios krušos? Tai nepaprasta kruša, ne ledukais. Kris. Bus keista rūšis, kurios tad nebuvo, sako, Egipte nuo pat valstybės pradžios. Taigi dabar siū žmonės surinkti iš lauko gyvulius ir visą, kas to priklauso. Visi žmonės ir gyvuliai, kurie bus lauke ir nebus parvesti namo, krušai krintant, pražus. Faraono tarnai, kurie bijo viešpatės, sugabeno į namus savo tarnus ir gyvulius. O kas nekreipė dėmesio viešpatės žodį, paliko savo tarnus ir gyvulius lauke. Viešpats tarė Mozei, išties savo ranką, atkristų kruša visoje Egipto šalyje, ant žmonių, gyvulių, visų laukų akmenijas. Mozė ištiesė lazdą ir viešpats pasiuntė perkūniją, krušą, žaibus. Ne tik, kad kruša ledai, bet perkūnija ir žaibai, atkreipiu dėmesį, tai paprastai, kada ledai skrenta, perkūnija žaibų nebūna, ar ne? Reiškia, kas čia per keistas dalykas, tai pažiūrėsim. Viešpats siuntė krušą į visą Egipto žemę. Kruša susimaišė su žaibais, tai yra žaibai, kaip kruša krito žemyn, sako. Ir buvo tokia smagi, kokias Egipto šalis nebuvo mačiusi. Kruša išmušė Egipto šalį visą, kas buvo laukia, žmonės, gyvulius, augalus ir medžius. Tik Gošeno krašte, kur gyvena izraelitai, nebuvo krušos. Kas čia per dalykas? Jūs turbūt pastebėjot ir daug kas pastebėjot skaitydami Bibliją, kad čia reiškiniai yra aplinkui netoli vulkano įsiveržimas kažkoks yra susijęs. Natūralus dalykas, vis to vulkano įsiveržimai pasaulyje. Vulkano įsiveržimai. Dar įdomesnis dalykas. Kaip tik tuo laikotarpiu sutampa Santerino saloj. Santerino saloje, atrodo, Kiprui ar Graikijai dabar priklauso, nežinau, ta Santerino sala yra. O tai praktiškai netoli nuo Egipto. Reiškia, įvyko labai didžiulis vulkanų įsiveržimas tuo metu. 7 balai. Tai reiškia, labai didelis vulkanų įsiveržimas buvo. Toks įdomus dalykas. Reiškinys. Ir dažnai, kada vulkanas buvo, jeigu didelis vulkanas buvo, taip vadinama purvinoji perkūnija, toks reiškinys, turbūt teko girdėti. Aš jums paskaitysiu iš Wikipedijos, kad būtų paprasčiau, ką sako, reiškia, kaip ten aprašo. Purvinoji perkūnija, arba nešvari perkūnija, dar kitaip žinoma kaip vulkaninis žaibas. Yra oro reiškinys, kuriam būdingas žaibas susiformavęs pelenų debesyje, kylančiame iš ugnikalnio kraterio išsiveržimo metu. Taip. Čia prašo Martinas Sumanas, Floridos universiteto žaibo programos direktorius, sako. Kai pradėjo judėti, reiškia, šitas vėjai, atrodė, kad jis pradėjo gyventi savarankiškai, sukėlė apie 300 daugiau mažiau prastų žaibo smūgių. Apie vulkaną prašo. Esmė ta, kad jis sukuria daugiau įkrovos nei pradžioje, priešingų atveju, reiškia, negalėtų jisai žaibuoti ir panašiai, reiškia. Taigi žaibas susidaro susidūrus dideliems elektros potencialams, kuriuos reprezentuoja neigiamą krūvą krentančios pelenų dalelės ir teigiamai krautos kondensuotos vulkaninės dujų pelenų kolonijai iškylančios stulpų į orą kyla ugnikalnio įsiveržimo metu. Be to, kuo mažesnių dalelių dydis, tuo daugiau susidaro blyksnių. Be to įsiveržimo metu išsiskiria nemaži vandens kiekiai, kurie gali tapti ugnikalnio žaibo energijos šaltiniu. Žaibas sukelia. Tas vanduo dar. Nešvarios perkūnijos metu elektros krūvių susidarimo mechanizmas yra beveik identiškas įprasto žaibo susidarimui, kai debesyje tarpusavy susidara ledo dalelės ir vandens lašeliai.
Pavyzdžiai. Nešvarios perkūnijos yra dažnos ir buvo stebimos nuo seniausių laikų. Pirmasis patvirtinęs žaibo atvejis įvyko įsiveržus Vezuvijos ugnikalnį 79 mūsų eros metais. O nuo 1940-ųjų ten jie buvo pradėti net filmuoti. Žymiausi ugnikalnių žaibo įvykiai buvo pastebėti per įsiveržimus Galungung Indonezijoje 1982 metais, Pinatubė Filipinai 1991 metais, Rinjani Indonezijoje 1994 metais, Augustinė Jungtinėse Amerikos valstijose 2006 metais, Redapt Amerikoje, reiškia, taip pat 2009 metais, Merap Indonezijoje 2010 metais, Eyjafjallajökull Kulli, reiškia, Islandijoje 2010 metais, Japonijoje 2011 metais, Sukuraimoje Japonijoje 2015 metais, Kalbuko Čilėje 2015 metais. Prieš paskutinis ugnikalnis yra aktyviausios pasaulio, todėl jo įsiveržimo metu reguliariai stebimos nešvarios perkūnijos. Galingiausias žaibas ne tik vulkaninis, bet ir visų tipų žaibas per visą stebėjimo istoriją vyko 2022 m. sausio 15, įsiveržus Hugatonga Huga Hapai ugnikalniui. Užfiksuotų daugiau nei 2600 blyksnių per minutę, daugiau nei 40 per sekundę. Didžiausias žaibas užfiksuotas 20-30 km aukštyje. Tai va, kas ta kruša ir kruša su žaibais kritusi žemė, kurios nebuvo, tokios krušos niekas nematęs. Čia retas reiškinys, bet yra natūralu, tai yra mokslinis faktas. O jūs pastebėkit, visur čia tas ugnikalnio motyvas figūruoja. Žiūrėkime, Išėjimo 13:21, va pasakyti, Išėjimo 13 skyrius 13:21 rašo. Viešpats ėjo pirmąjų dieną, debesies stulpe rodydamas kelio, naktį ugnies stulpe šviesdamas jiems, kad jie galėtų keliauti dieną naktį. Kalba apie vaizdelį tokį. Debesijos stulpas, jūs pažiūrėkite vulkaną. Debesijos stulpas dūmų. Dūmų stulpas. O naktį ten žiežirbos tos, vulkanas šviečia, ten tos dalelės yra magmos. Jeigu žiūrėsim vulkaną, tas stulpa jau naktį jis šviečia, šviesą skleidžia. Žiūrėkim, taip pat reiškia ir pakartoto įstatymo knygai mes tą patį galim pamatyti, reiškia, pirmam skyriui. Irgi grinai matom, kad čia vulkanas. Tai va, Santerino tas ugnikalnis, jūs galite pasižiūrėti, ant Kretos žemėlapį jūs pamatysit, šalia Kretos šiek tiek šiauriau, Kretos iš šiaurės rytų ugnikalnis, bet matom visai netoli yra Egiptas, palyginti. Reiškia, ir tas debesis, tas vaizdas visas galėjo matytis kažkoks. Beje, dar vienas įdomus atvejis, kad kalba, kad ten netoli Egiptas, dabar Saudo Arabijos teritorijai priklausantis, reiškia, buvo Alal Badro ugnikalnis. Irgi įsiveržė tuo metu, dar arčiau. Galėjo ir tas būti, kaip tik tuo metu net du ugnikalniai buvo nustatyti. Taip kad, beje, pakartoto įstatymai knygai pirmam skyriui, kur kalba per 11 dienų nuo Kadeš Barnėje iki Horebo, kur keliavo, reiškia. Tai čia tas atstumas kaip tik iki tos Saudo Arabijos dar ugnikalnio atitinka. Tai čia maždaug 611 km. Žodžiu, natūralūs reiškiniai, nieko čia sudėtingo nėra. Dar buvo tamsa. Dar viena bausmė, tamsa, žiūrėkit, po to Išėjimo 10 skyrius. Išėjimo 10 skyrius, paskaitykim, nuo 20 iki 23 eilutės, žiūrėkit, dar buvo tamsa. Išėjimo 10 skyrius, nuo 20 iki 23 eilutės. Tačiau viešpats užkėtino faraono širdį ir jis neišleido izraelitų. Viešpats tarė Mozei, išties savo ranką, tamsa apgaubtų visą Egipto šalį, tamsa, kurią galima būtų pajusti. Mozė ištiesė savo ranką, tirščiausia tamsa 3 dienas buvo visame Egipto krašte. 3 dienas žmonės negalėjo matyti vienas kito ir pajudėti iš vietos. Tačiau izraelitų namuose buvo šviesu, tada faraonas pasišaukė Mozę, tarė, eikite ir tarnaukite viešpačiui, tik jūs avis ir galvytė pasilieka, jūsų vaikai eina, tegul eina su jumis. Tamsa. Natūralus dalykas, jeigu didžiulis vulkanas, jis išmeta milžinišką kiekį pelenų į dangų, į atmosferą, kuris užtemdo atmosferą.
užtemdo saulę, šviesos spinduliai jau sunkiai praeina per tą tankų pelnį, kol jis įsisklaido po to spjūvę. Tai maždaug 2-3 užfiksuota, kad taip pritemimai parą ar 2 būna, čia didesnis buvo 3 paras, matyt vėjas tos pelenus atnešė, sakykime, iš Santorino ar iš to Saudo Arabijos tos teritorijos Al-Badro regioną atnešė ir smarkiai pritemdė saulę. Natūralus dalykas, kas čia mistiško. Logiška, viskas logiška ir moksliška. Toliau dar buvo skerių antplūdis, taip, skeriai. Natūralu, kad ugnikalnis debesis eina paprasčiausiai iš visur veja tos skerius į Egipto žemę. Skeriai bėga, traukiasi, lekia. Savo, kiek Egipte buvo dar naujos partijos ateina, reiškia, jie nuo to debesio traukiasi. Tamsos. Reiškia, atlėkė ten dar nuryja derlių. Nu gerai, sakysiu, koks nors skeptikas, nu čia viską dar galima moksliškai paaiškinti, logiškai. A kaip su pirmagimi mirtim, koks čia gamtos reiškinys, kad pirmagimi visi išmirė, žydų pirmagimi ne. Tik egiptiečių, a? Kaip čia gali, koks čia infekcija, kad pirmagimis atsirenka. Čia irgi logiška viskas, labai sutampa. Reikia tik šiek tiek žinoti egiptiečių tradicijas, egiptiečių kultūrą, religiją ir to metu, ir mes pamatysim, kad viskas labai logiška. Tai pažiūrėkime, apie pirmagimį mirtį paskaitykime. Šeimo 11 skyrius, nuo 1 iki 7 eilutės. Šeimo 11 skyrius, nuo 1 iki 7 eilutės. Viešpats tarė Mozei, dar vieną bausmę užleisiu faraonui ir Egiptui. Po to jis išleis jūs, netgi varytę išvarys. Kalbėk žmonėms, kad kiekvienas vyras iš savo kaimyno ir kiekviena moteris iš savo kaimynės paprašytų sidabrinių ir auksinių daiktų. Viešpats palankiai nuteikė izraelitams egiptiečius, bet to Mozė buvo labai žymus vyras Egipto šalyje faraono turtų tautos akyse. Tada Mozė kalbėjo, taip sako viešpats, apie vidurnaktį aš pereisiu Egiptą. Tada mirs visi pirmagimiai, pradedant faraono sėdinčią sostą pirmagimių ir baigiant pirmagimių vergės esančios prie girnų ir visi gyvulių pirmagimiai. Visoje Egipto šalyje kils verksmas, kokio nėra buvę ir kokio daugiau nebus. Bet prieš ne vieną izraelitą ar jo gyvulių nė šuo nesulos, kad žinotumėt, jog viešpats daro skirtumą tarp egiptiečių ir izraelitų. Tada tavo tarna ateis ir nusilenks, kiek prieš mane sakys, išeik tu ir visi tavo žinia esantys žmonės. Ir tada išleisiu ir Mozė išėjo iš faraono degdamas pykčiu. Taigi, pirmagimių mirtis. Kas čia galėjo vykti? Dabar žiūrėkime, labai įdomus dalykas. Daugelis tyrinėtojų sako, tai irgi natūralus dalykas ir nieko antgamtiško tame nėra. Ir tai susijęs su specialiu grybeliu, pelėsiniu tokiu. Jis vadinasi Stachybotijus atra, toksinais. Šito grybelio susijęs. Buvo infekcija to grybelio paplitimas, nugi kas čia visokio, žinot. Reiškia, nes Stachybotijus atra grybelį, žinot kaip jis plinta, platinamas, per skerių ekskrementus. Tai buvo skeriai atvaryti. Ir išplatinti dar Egipte šitą grybelį, reiškia. Jisai, jeigu, pavyzdžiui, aruodas grūdų bus, taip, tai jis viršutiniam sluoksnė paplinta, gilį neina jisai, bet viršutiniam sluoksnė, kur orą gauna. Jis paplinta sluoksnis. Reiškia. O Egipte tuo metu buvo tradicija. Labai daug istorinių knygų teko skaityti ir aš šitą faktą pastebėjau. Reiškia. Pasirodo, ten buvo irgi pirmagimio kultas Egipte. Kaip jie valgydavo? Pirmagimis turi suvalgyti 2 porciją maisto. Pirmagimis valgo 2 porciją maisto. Vyras turi, moteris ten irgi Egipte buvo niekas. Pirmagimis vyras, jam už tai jau kiti vaikai po 1 porciją. Jis turi 2 porcijas suvalgyti, nes jis kaip ir jau po tėvo šeimos galva. Automatiškai gauni didesnį kiekį to maisto, daugiau to pelėsio toksinų automatiškai, tu greičiau kanopą sužversi. Štai koks įdomus dalykas. O su galvijų šėrimu buvo irgi įdomus dalykas. Irgi pirmagimis arba stipriausias gyvulys eina ir valgo. Padeda jiems ten maisto, jie pavalgo, papašė tos gyvulius ir kas lieka, tada eina jau kiti gyvuliai valgyti. Tokia tradicija, religinis toks buvo religiškas ritualas. Na, žiūrėjau, didžiąją daugumą suėda tie gyvuliai ir jau nuėda nuo viršaus to maisto ir
O apatiniam sluoksniui tas grybelis nesiveisia. Automatiškai gyvulių pirmagimiai ir stipriausi gyvuliai pradėjo kristi. Štai kaip atsitiko, Egipte pirmagimiai išmirė. Nieko čia keisto. Nieko antgamtiško ir nieko nelogiško. Kaip tik tai viskas labai logiška. Yra kas pasakyta. Faktiškai iš vienos ar dviejų natūralių priežasčių seka visi šitie, visa grandinė šitų įvykių, tų 10 bausmių. Kad Dievasgi žino, kas po ko bus ir pats jis tos įvykius taip sutvarkęs, jis perduoda Mozei, reikia atlikti ant, abrakadabra su lasda pamusikuoks, į žemę suduoks, sakyk, pagazdintų tas voločių. Nu ir tas pagazdino, žinai, neaiškinsi čia moksliniais dalykais, žinai, to meto žmonėm dar pagazdino, žiūrėk. Ir kaip bus išgazdinsi tais voločių ir jis išleisius. Taip, kad nieko čia keista. Gerai. Kita dar minėjo dalyką, degantį krūmą. Dar kažkada klausimą turėjau kitą, ką Mozė rūkė dėl to krūmo. Matot, klausantiems reikia mažiau rūkyti kažką, o daugiau domėtis mokslu ir gamtos pažinimu. Gal teko girdėti tokį dalyką natūralų visuotinį gamtoj reiškinį kaip elmo ugnis. Jeigu ne, tai pasiskaitykite literatūros mokslinės. Kas yra elmo ugnis? Paskaitykime pradžioje apie tą degantį krūmą. Išėjimo 3 skyrių, paimkime, nuo 1 iki 3 eilutės. Išėjimo 3 skyrius, atsiprašau. Nuo 1 iki 3 eilutės paskaitykime. Mozė ganė savo uošvio medieniečių kunigo Jetrodės. Kartą jis buvo nusivaręs avis už dykumos prie Dievo kalno Horebo. Jam pasirodė viešpats angelas ugnies liepsnoj, kylančią iš krūmo vidurio. Jis matė krūmą degantį, tačiau nesudegantį. Mozė pasakė, eisiu pažiūrėti šį didingą reginį, kodėl nesudega tas krūmas. Jau žmogus iškart paskaito, kuris nieko nežino apie švento elmo ugnį, jau čia Mozė prisirūkęs kažko, arba čia pasaka kažkokia. Arba kitas koks fanatikas, stebuklas Dievas padarė, kad krūmas degtų, dega ir nesudega, ar tai stebuklas. Ne, tai natūralus reiškinys. Elmo ugnis labai žinomas plačiai. Optinis reiškinys atmosferai, kuris pasireiškia tokio spinduliavimu arba šepečio formos tokiais spinduliais švitėjimu ant objektų, aštrių objektų. Pavyzdžiui, tai gali būti stiebai laivo, sakykime, pastatų bokštai kažkokie, reiškia, uolų viršūnės, medžių smailios ten viršūnės kažkokios ar šakos, krūmų smailio šakelės viršūnės ir net ant žmogaus kūno, pavyzdžiui, ant pirštų gali ant ausų pasirodyti tas švitėjimas kartais reiškia, ant tų dalių, kai labai didelis elektrinio lauko, labai stiprus elektrinis laukas atmosferai susidaro, tada šitą elmo ugnis pasireiškia. Šitą iškova atsiranda per perkūniją, gali būti, reiškia, o žiemą per pūgas, gali būti, net žiemą tas reiškinys kartais užfiksuojamas, reiškia, per smėlį arba dulkę audras. Gali būti matomas, reiškia, jūroje audros metu būna ant laivo stiebų, matosi. Senovės graikai šitą reiškinį vadina kastoro ir palūkso ugnim, net nuo seno jau žinomas tas reiškinys buvo. Viduramžiais jį pervadina, aišku, į šventojo garbei, šventojo Elmo arba šventojo Erasmo, reiškia, garbei jūreivių globėjo vardu, nes dažnai ant jūros stiebų būtydavo, reiškia, laive. Šiandien šitą švitėjimą nesunkiai galim laboratorijai 1-2 padaryti. Nesunkiai tą elmo ugnis atrodys. Ant krūmo galima ar kokią medžio šaką, ant gėlės vazoną padaryti, kad atrodys, kad dega ugnelės ir ilgai nuobodžiai nesudega niekas. Dega tas augalas ir nesudega. Krūmas ir medelis ar dar kažkas, ar žolė, ar žmogus. Tai totalus reiškinys, kad čia nieko nereikia rūkyti, o reikia skaityti ir domėtis. Tik viskas labai čia logiška. Dabar dėl jūros perskirimo. Kaip čia atėjo Mozė, perskiria jūrą, žydai praėjo, iš paskos egiptiečiai upė fukt ir prigėrė tie. Kas čia? Nieko keisto ir nieko nepaaiškinama čia nėra, nieko antgamtiška. Jau gana seniai mokslininkai nustatė, kad labai stiprus vėjas, jeigu jis ilgesnį laiką pučia vieną kryptim, nesustodamas, reiškia, nesumažėdamas, reiškia, gali priversti vandenį
kauptis kitoj vietoj. Pastumti kauptis kitoj vietoj. It rezervuaras, reiškia. Vienoj sumažėja vietoj vandens, kitose padidėja. Tai toks reiškinys yra seniai nustatytas. Ir ilgą laiką išlaikyti vandenį tokį neproporcingai susikaupusi nustumtą tam tikrai padėti valandas gali išlaikyti. Čia seniausiai tas įrodyta yra. Bet turi būti labai stiprus vėjas. O juk paskaitykit Bibliją, perėjimas. Juk vėjas buvo stiprus. Pažiūrėkit, Išėjimo 14:21. Atsiverskime Išėjimo knygą 14 skyrius. 21 eilutė. Mozė ištiesė ranką link jūros, viešpats smarkiu rytų vėjų, kuris pūtė per naktį, išdžiovino jūrą ir vandenis persiskyrė. Visą naktį stiprus vėjas pūtė. Išlaikė. Tai vandenis įstumdė. Yra toks dalykas. Toliau dar vienas momentas. Kas yra jūros dugnas? Jūros dugnas nėra asfaltas lygus vienodai visas vienangybė. Yra pakilimai, yra seklumas, yra... Ir jeigu mes žiūrėsim konkrečią Raudonąją jūrą, Sueco įlankos teritorijai, pasidomėkit, ir egzistuoja tokia sekluma jūros dugno iškilimas, jis žinoma po vandenį yra, bet negiliai. Jeigu tu tą vandenį pastumsi su smarkiu vėju, jis gali iškilti. Nuo vieno jūros krašto iki kito, kad galima pereiti. Egzistuoja. Nereikia Mozės ir nereikia skaityti. 1798 metai. Imperatorius Napoleonas, teko girdėti tokį prancūzą iš Korsikos. Jis su savo kavalerija per šitą perėją, atoslūgis įvyko, natūralus atoslūgis, ten net vėjo nebuvo, tiesiog vyksta potinė atoslūgį ir kažkaip atslūgo daugiau ir jis perėjo per visą Sueco, reiškia, įlankos dalyje į kitą pusę. Tai Mozės nereikia, nes stebuklo. Taip, kad čia nieko keisto, nieko sudėtingo nėra, jokios čia pasakos nėra. Čia tik reikia šiek tiek pasidomėti. Nepamiršim, kad šitie dalykai užrašyti buvo senais laikais, kai žmonės daug ko nežinojo, žmonės buvo primityvesni, užrašyta tam tikrais terminais paprasčiausiai. Šiandien mes gyvename postmoderniais laikais. Mes jau žinodami turim mokėti perskaityti Bibliją, kas čia užrašyta. A nepūdoj čia nesąmonė. Ne, jie užrašė natūralius dalykus, bet žinot, užrašo taip tų laikų savokomis ir iškimais, apibūdimais ir net interpretacijom. Taip reikia šventą raštą suprasti. Ir tu pamatai, kad čia labai rimti dalykai yra. Čia būtų labai kvaila atmesti Torą, matot, kažkas paneigs čia atmes. Dar niekam nepavyko. Ir galiu lažintis, kad nepavyks. Na, prieš kiek 100 metų gyveno Volteras, kuris sakė, aš jums lažinosi, kad aš pamatysiu paskutinį senuką, kuris išmeta Bibliją iš šiukšlyną. Kur Volteras ir kur Biblija dabar. Kaip sakant, taip kad su tom prognozėm, iš Biblijos prognozės pasitvirtino, o ne prieš Bibliją nukreiptas prognozės. Kažkaip niekada nepasitvirtino. Tai koks įdomus dalykas, kalbant apie mokslą. Gerai, važiuojam toliau, turim kitų klausimų. Prisistato Jėzaus draugas. Įdomu susipažinti su Jėzaus draugais. Žvengas ima, kai paklausau tiesos akibrokšto, kur Seno testamento simbolius aiškina kažkaip. Kažkoks proto knisimas ten darosi. Naujas testamentas mus išmokina, kad simboliai, visi simboliai Senajame testamente reiškia Jėzų. Ir nereikia čia gudrauti, nes kiekvienas simbolis simbolizuoja mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kuris ateis teisti gyvų ir mirusiųjų. O, gerbiamas klausytojų. Šiek tiek kadangi klausimas mane pralinksmina, dar aš linksmai atsakysiu jums. Sakot, visi simboliai simbolizuoja Jėzų. Ir iš tiesų, apie 40% krikščionių ir krikščionių bažnyčių sako, kad visi Seno testamento simboliai, jis čia nieko nesugalvoja savo. Jį matyt kažkur išmokina, koks tai jau pastorius atgimęs iš šaukšto.
reiškia, visi simboliai. Taip, jie sako, viskas čia yra Jėzus. Ką čia galvoti, ką čia studijuoti. Čia yra Jėzus. Matai kokį simbolį, bet Seno testamente kažkokį ritualą, čia yra Jėzus. Panašystė apie Jėzų. Viskas Jėzus. Taip sako. Ir cituoja Jono Evangeliją, kad jūs skaitot raštus, o tie raštai liudija apie mane. Va, viskas čia yra liudija apie Jėzų. Tik tai. Tu padovi paprasta. Paskui pasakysiu, kita 60% kitaip aiškina, reiškia, simbolius. Bet mūsų kolega, kuris klauso, jis tą atvejį paėmė, kad viskas simbolizuoja Jėzų. Kaip galim paneigti šitą aiškinimą? Lengvai. Mielas klausytojai, paimkim Seno testamento simbolį apipjaustymą. Tai pimpalas simbolizuoja Jėzų. Ar ne? Apyvartos nuėjimas, ką? Jo mirtį, atpirkimą mūsų. Įsivaizduojas, tam testamente pašalina apyvartę žydai, tai krikščionys mato tame Jėzaus mirtį ir atpirkimą pašalinimą. Ar čia žmogišką prigimtį paaukoja ant kryžiaus pyka apyvartę jo žmogišką prigimtį? Ne, visas jau tas reikalas, jau pilnas komplektas, jau dievišką prigimtį. Jokinga, ne? Vat ir simboliai visi Jėzus simbolizuoja. Jeigu visi simboliai simbolizuoja Jėzų, tada penis yra Jėzus. Apipjaustymas, nežinau, jo mirtį, ar prisikelimą, ar dievišką žmogišką prigimtį atskiria. Nelabai kaip skamba. Čia maždaug apie 40% visos krikščionybės šitą aiškinimą tokį turi. Tai va, mes iškart kertam apipjaustymu tada, Tai jeigu visi simboliai Jėzus, tai tada apipjaustymas penis kas yra? Jėzus? Ai, mes sutinkam. Nieko prieš. Nemaniau, kad taip ekumeniškai sakysim, mes nepasipiktinsim šito aiškinimu. Gerai, tegu būna. Penis su juo. Bet yra kitas aiškinimas. Pauliaus aiškinimas. Paulius šiek tiek kitaip aiškina, plačiau, ne vien su Jėzum. Paskaitykim, kaip Paulius aiškina apipjaustymo simbolį. Kolosiečiam 2 skyrius, atsiverskim. Kolosiečiam 2 skyrių. Ir paskaitykim, kad ir 11 eilutė. Čia iš to krikščionių teologai sako, va, paaiškina, ką simbolizuoja apipjaustymas Naujajame testamente, kaip jis Naujajame testamente įsipildo. O jis sako, jame, tai yra Kristuje Jėzuje, jūs taip pat esate apipjaustyti, ne rankomis atlikto apipjaustymą, bet kūno nuodėmių, kūniškumo nusirengimo Kristaus apipjaustymą. Su juo palaidoti krikšte, kuriame jūs buvot prikelti, tikėdami jėga Dievo prikėlusi iš numirusių. Čia vėl įsiskiria dvi nuomonės. Vieni sako, kad čia dvasinis atgimimas iš aukšto. Čia protestantai, tie visi atgimė iš aukšto, kurie yra. Sako, čia reiškia, apipjaustymas simbolizuoja, kad tu nusirengi savo nuodėmingą prigimtį. Tai palaukit. Jeigu apipjaustymas simbolizuoja, kad tu nusirengi savo nuodėmingą prigimtį, tikėjęsi Jėzų ir atgimęs iš aukšto, tai tu tada penis. Pašalini apyvarpę savo nuodėmingą prigimtį ir lieki penis be apyvarpės. Tai pimpalas toks. Mėly krikščionys. Superinis aiškinis. Kaip jūs beaiškinsit, visi susiveda į tą visą reikalą, į tą galą. Ir Jėzus viena aiškina, kiti ne Jėzui, jūs susiveda, bet kiti aiškina, kad čia, pavyzdžiui, sakramentinės bažnyčios katalikai, stačiatikiai, angelonai sako, čia krikšto sakramentas simbolizuoja, nes 12 eilutė su juo palaidoti krikšte, 11 apie pjaustymą kalba, a 12 apie krikštą. Jis sako, čia krikšto sakramentas simbolizuoja. Aha, tu krikštiesi, atlieki krikšto sakramentą apipjaustymo būdu. Tai vis tiek tu penis. Vis tiek Senam testamente tavo simbolis yra penis ir gatava. Ir apipjaustytas buvai penis, pimpalas. Ir po apipjaustymo likai pimpalas, tik be apyvartos. Tai patenkinti. Kaip jūs čia nesuprantat, negimė jūs iš aukšto ir taip toliau. Neikit jūs šaunuoliai. Tai va. Turbūt nebetęsiu, mielas krikščionė, aš galėčiau dar nešvankybių tokių iš jūsų interpretacijos parinkti, tokių nesąmonių, bet jūs supraskit savo logiką. Vien pezėt su liežuviu be kaulo apie Jėzų kažką neužtenka, reikia kažkiek tai smegenį jų, nors kažkokią dalį.
Smegenų žievės, nors kažkokia dalis turėtų dirbti, kada jau kalbam apie tikėjimą, vis tiek simbolis. Aha, visi simboliai Jėzus simbolizuoja. Nu, tai tada tikriausiai Jėzus yra kas? Pimpalas, jeigu čia Jėzus simbolizuoja. Jo mirtis tai yra apyvarpės nuėmimas. Simbolis čia Jėzus mirties. Čirkštė čia simbolizuoja kokį Dievas miršta. A, Jėzus, Dievas su to gal lyginti. Nu, ką jūs? Pagal Paulius aiškina, kad ne, čia mūsų simbolizuoja apipjaustymas Naujam testamente, mūsų senos prigimties nusirengimą, kada mes naujų žmogum Jėzum Kristum apsirengiam. Nu tai tada ne Jėzus, bet tu pienis tada gaunėsi, bet kuriuo atveju. Bet kuriuo. Tas pats simbolis tik kitoj saujai. Gerai. Kitas klausimas, šiek tiek rimtesnis. Kokia žydų paslaptis, kad jie visada gyvena labai pasiturinčiai? Nu, čia duoda jis visas statistikas, reiškia, kiek ten žydų turtingų, kiek kelis kartus procentas didesnis už bendrą ir panašiai. Paslaptis. Matosi, žmogus nori tapti žydų judėjų. Geras noras, šaunuolis, nors ir motyvas tik dėl toks, bet tik to. Aš jums pasakysiu. Šita paslaptis vadinasi maaser, hebrajiškai. Maaser. Jį vadinasi dešimtinė. Tai yra įsakymas, maaser įsakymas, ir jis atneša palaiminimą žemiškose dalykuose. Tas palaiminis pasireiškia, kad žmogus nepatirs materialių nepriteklių. Jis gaus, nesako jam milijonus ten visiškus, ten sukaut pavažiaus, bet jis neturės nepriteklių, tokių, kad jam būtų blogai kažkas jisai išgetautų. Jeigu žmogus vykdo šitą įsakymą sąžiningai, Dievas iš savo pusės patenkina jo materialinius, jo ir jo šeimos materialinius poreikius. Paprasta. Ir netgi sako, imkite šitą įsakymą ir, norit įrodymų, gerai, pabandykite jo pasakyti ir patikrinkit, žiūrėkit, veikia ar ne. Nes žmogus galvoja, tu atsisakai kažką atiduodi, supranti, tai tu neturi. Bet tu aukojasi dėl Dievo, ką darysi, paprasčiausiai. Ne, tu čia nė velnio nesiaukoji, tu atgausi viską. Ir atgausi tiek, kiek tau reikia. Daugiau net negu tu Dievo reikalui pašventai. Sako, imkit, patikrinkit. Pažiūrėkit, ką rašo pranašas Malachijas. 3 skyrius nuo 8 iki 10 eilutės paskaityti. Paskutinis pranašas pirmo kanono, Malachijas. 3 skyrius nuo 8 iki 10 eilutės. Žiūrėkit, kad Dievas sako žydams. Ar gali žmogus apiplėšti Dievą? Originaliai čia turėtų būti apvogti Dievą. Geras klausimas, Dievą apvogti. Kaip galima Dievą apvogti? Apvogimas labai prastas. 27 skyriui kunigų. Dievas sakė, visos dešimtinės yra mano, ne jūsų. Turi 10 eurų, užsidirbai, euras ne tavo. 9 tavo, euras ne. Sako, visos 10 yra mano. A jeigu jo, tai tu jam atiduodi jo reikalams. Reiškia, už tai sako, ar gali žmogus apiplėšti Dievą apvogti? Tačiau jūs apiplėšėt mane. Jūs sakot, kaip mes apiplėšėm tave, ogi dešimtinėmis raukomis. Čia reiškia vagystė iš Dievo. Ir tada Dievas sako, prakeikimas krintant jūsų, kadangi jūs visą tautą apiplėšėt mane. Čia parašyta taip, kad, pavyzdžiui, hebrajų kalbos žinovai ir išminčiai kabalas, tas prakeikimas kalba apie materialinį prakeikimą. Materialiniuose dalykuose, nepriteklių. Kai žmonės skursta taip toliau. Sako, čia bus problema. Aš kažkada žiūrėjau statistiką, neskaitom Izraelio, bet reiškia procentas žmonių daugiausiai, kurie, krikščionybė irgi moka dešimtinės, atiduoda. Taip, yra. Reiškia, daugiausia, kur dešimtinės pripažįsta. Pavyzdžiui, katalikai nepripažįsta jau dešimtinės, jie dabar ten perka parduoda mišes. Mišiom prekiauja, krikštės, jungtuvėm ir laidotuvėm, nabašnikų apgiedojim. Parduoda giesmelės prie karsto ir žmonės už tas giesmelės susimoka. Vandeniuko pašlakstymas. Bet yra krikščioniškos konfesijos, kur dešimtinės egzistuoja. Tai vat nustatyta, reiškia, kur procentas, ten išvardintas, ten dešimtukas, kur procentas žmonių daugiausiai moka dešimtinės. JAV, Šveicarija, Švedija, žodžiu, pasižiūrėjau, vaikeli, viskas aišku.
pačios turtingiausios šalis, reiškia. Viskas aišku, kažkaip sutapimas toks, ar ne? Tai va, sako, prakeikimas krinta ant jūsų, kadangi materialinis, reiškia, prakeikimas krinta, kadangi jūs visą tautą apiplėšit mane. Ir 10 eilutė dabar žiūrėkit, akcentas, reiškia. Atneškit visas 10 į sandėlius, kad būtų maisto mano namuose. Ir tuo išmėginkit mane, sako, kad atneši 10 ir bandai. Nu, išmėginkit. Ar aš netversiu jums dangaus langų ir neišliesiu jums apščiai palaiminimu? Ar nesudrausiu kenkėją, kad jis nesunaikintų jūsų laukų derliaus ir vynmedis neliktų be vaisių, sako kareivių viešpats. Atne, ir pažiūrėsim, kaip derlius, kaip bulvės augs, pažiūrėsim, kiek prikasit. Kaip atlygį premiją gaus ar ne, reiškia, tai atlyginimą išmokės ar ne, pažiūrėsim. Nu, eidamas keliu rasi ar ne, 50 eurų pamestų, ar niekada nebus tokios. Nu, pabandyk, pasižiūrėk. Ir apskritai, apsidairyk, pažiūrėk, ar tu turi materialinius palaimius. Neduoda viskas, viso, Biblija neveikia, padėkit, sako. Pirmas sako, pabandykit, pažiūrėkit. Tai jau yra įdomus pasakymus. Čia dar galima paskaityti Antrą kronikų knygą. Antrą kronikų knyga, 31 skyrius. Antrą kronikų knyga, 31 skyrius, nuo 90 eilutės. 31 skyrius, 90 eilutės. Nu, skaitau nuo 8. Ai, kad kokias čia krūvas, aha. Reiškia, čia aukų krūvos buvo pridėtos daug visojausų, reiškia, krūvos aukų nekavo šventyklą. Ezekijas kunigaikščiai atėjo ir pamatė krūvas, šlovino viešpatį ir laimino jo tautą Izraelį. 9 eilutė sako. Ezekijas paklausė kunigų ir levito apie krūvas. Ir dabar čia 10 eilutė. Vyriausias kunigas Azarija iš Sadoko namų, Sadoko kunigas, kaip ir priklauso, reiškia, teisingas kunigas, atsakė, nuo to laiko, kai pradėjo gabenti aukas viešpatės namams, mes sočiai valgom ir dar daugiau atlieka, nes viešpats palaimino savo tautą. Žydėms sako, jau sočiai gyvent, pradėjom užtenkti to maisto, badmečių nebūna visi, kai tik tai pradėjom aukoti visą, kas priklauso, 10 aukas pirmienas, sako, viskas, sako, pasibaigė problemos ten su materialiniais dalykais, su badais ir panašiai. Veikia. Žiūrėkim toliau, patarlių 3 skyrių. Pažiūrėkim patarlių knygą, 3 skyrių. Patarlių knyga 3 skyrius, 90 eilutė. Patarlių knyga 3 skyrius, 90 eilutė. Pagerk viešpatį savo turtu ir pirmaisiais visų derliaus vaisiais. Tai tavo aruodai bus skupini ir spaustuvai perpildyti naujo vyno. Žiūrėkit, kaip įdėmėsi. Pagerk viešpatį savo turtu ir pirmaisiais visų derliaus vaisiais, paukoji 10 skaitas, kas priklauso, pirmienas, tada tavo aruodai bus kupini. Aruodai bus pilni per kraštus, sako. Ir spaustuvai perpildyti naujo vyno. Žodžiu, visos atsargos tavo sandėliai bus maisto ir visokių dalykų pilni. Viskas. Va, pažadas. Bandykit. Pagerbė viešpatį šituo, tau atsakymas bus nestokosiu, neelgsi. Neelgsi ir nebadausiu. Niekad. Žiūrėkim, 11 skyrius patarlių knygoje, 24 eilutė. Patarlių knygoje 11 skyrius, 24 eilutė. Reiškia pasakymas toks, Saliamono patarlė. Vieni dosniai dalina ir turtėja, kiti pasilaiko, neduoda, reiškia nieko, daugiau negu reikia, bet dar labiau nuskursta. Dėsnis, gyvenimo dėsnis pasakytas. Duodi tai kaip nustatyta Dievui, dar labiau turtėjai. Pagailį neduosi, pasilik savo. Prarasi ne tik tai, ką pasilaikys, dar to iš tavęs paims. Žmonės nesupranta paprastą dalyką. Turtas yra viešpatės dispozicijai. Ne nuo mūsų, ne nuo aplinkybių, ne nuo velnio kažkokio, kuris valdo pasaulį. Turtas yra, Dievo, Agėjas sako, mano yra sidabras ir auksas. Mano. Kai kas sako, ne, pinigai, Galilėjas Gipis sako, jau čia nešvarus dalykas, mamona, čia finikiečių dievo dalykas, bet kažkaip tai iš materialių saugęs vyras rinkdavo tą mamoną, kad pragyventų, dirbti nebandė niekad. Tuo tarpu šventame rašte labai aiškiai pasakyta, sidabras yra, pažiūrėkit, Agėjo 2 skyrius, atsiverskim, Agėjo 2 skyrius, 8 eilutė. Mano yra sidabras ir mano auksas, sako kareivių viešpats. Visi šitie. Ir deimantai, ir platina, ir varis, ir bitcoin, ir kas, bet tai yra jo. Nepamirškim. Jeigu mes kažką turim, tai yra jo, jis mums davė pasinaudoti, mes kaip administruojam ir už tai atsakysim, kaip mes naudojam ir kur. Tai iš jo ateina
ir jis paima, jis duoda, jis paima. Ne mes pasiemam. Dievas neduoda, žmogus nepasiema, yra dėsnis paprasčiausiai. Nu, tai reikia, o kad Dievas viską gerai laimintų, tai yra tam tikri dėsniai, vadinami Dievo įstatymais. 613 mitzvų, Dievo įstatymai. Juose viskas nustatyta yra. Žiūrėkim toliau Ekleziasto. Ekleziasto knyga, man atrodo 11.1. Mesk savo duoną ant vandens, nes tu rasi ją po daugelio dienų. Čia labai gražiai pasakyti, atrodo, kaip į vandenį, ir posakė, kaip į vandenį išmeti duoną, ar ten turtą, prašiau, atrodo, kažkokį nesavo, neinvestavai, tu kažko atidavai Dievo reikalamą, taip tai nesavo, prašiausiai. Tu ją rasi po daugelio dienų. Praeis daug laiko. Tau sugrįžta, sugrįž viskas. Ne rytoj, ne poryt, gal net ne po metų, bet tau sugrįžta viskas. Su procentais. Matote, Dievas, matote, žydų religijos autorius, o ten viskas su procentais. Ten viskas paskaičiuota yra. Kiek tu jam investavai, paskolinai, jis sugrąžins sąžiningai, nes pas jį yra nevok įstatymas, Dievas nevagė, nei cento nepavok. Ale ir tu nevok, pasakyta iš jo. Kaip mes galime iš Dievo pavokti? 10 aukas, sako. Žydai šitą žino. Vienintelė religija, kuri turėjo 10, krikščionis turėjo, bet jie į žydų paėmė tą religiją. Nesgi visas Senas testamentas, krikščionių šventą rašto didžioji dalis yra žydų šventas raštas. Tai paėmė yra. Ir pasižiūrėkim, kad žydai procentaliai turtingiausi yra, kurie daugiausiai 10 kuo, bet jie kažkaip turi. Antroji vieta, pasižiūrėkit, turtingiausi šalis, krikščionių šalis yra. Nu taip, krikščionybė. Ekonomiškai, politiškai, socialiai, moksliniai ir taip toliau. Visko laikytųsi visų mitzvų, tai aš nežinau, kas čia būtų jau, kaip iki kosmoso žmonė būtų pasiekusi. Bet žmogus ne nuo to pradės, galvoja, nuo kitų dalykų pradėjusi, va padarysim. Nesigauk, Dievas neduoda, žmogus nepasiek, pradėk nuo šitą, ir tada tave Dievas palaimins. Tu negali pakelti šitos naštos, tu padaryti nieko, jeigu tau Dievas nepadės. Kad prisišauk Dievo pagalbininkų, kompanionų, turi atitinkamai sutarties laikytis. Vadinama sandora. Sandora įeina per įstatymus. Tu vykdai iš savo pusės. Sandora yra dvi pusės įsipareigoja. Iš savo pusės viena pusė įsipareigoja tą padaryti, kita pusė tą. Jeigu mes darom tą, vykdom tos įstatymus, mitzvas, Dievas iš savo pusės įsipareigoja tą mums padaryti. Jeigu šito nėra, ir viskas visada stringa gyvenime. Liktai vyks ir stringa. Be Dievo, nei vardan Dievo, sakė mano babutė. Tai va. Ir egzistuoja netgi 3 dešimtinės. 3 dešimtinės. Viena iš 3 privaloma, kitas rekomenduotinas, bet daug žydų ir šiais laikais ir Senojo testamento laikais, reiškia, iki šventyklos sugriovimo laikydavosi 2 ir 3 aukodavo dešimtinės, bet niekada neskurdo kažkaip įsivaizduot. Daugiau aukojo jie. Tai pagrindinė ta privaloma dešimtinė visiems, nes jos jau netidavimas bus nuodėmė, nes vieni įstatymai yra privalomi, taip? Jo neįvykdymas yra nuodėmė, vagystė iš Dievo būtų. Kitas yra neprivalomas, tai reiškia, bausmės negausi per sprendą už tai, bet negausi atlyginimą. Čia yra viršaus tu gali, kaip sakyti, viršvalandžiai padirbėti dar, dasidūt kažką, Dievo malonė. Tai ta privaloma dešimtinė, maser rishon, arba vadina dar pirmąją dešimtinę. Jis skirta tik vienam tikslui. Skirta žmonėms, kurie profesionaliai užsiema Dievo darbą, vykdyti, reiškia, Toros kažkokią tas funkcijas nurodytas. Tai galėjo būti Levio giminė, paskui galėjo būti koenai, tai galėjo būti Nojaus sandoros koenai, kunigai, mokytojai ir taip toliau. Žiūrėkim, apie tą Maaseh Rishon rašo Skaičių knyga 18 skyrius. Skaičių 18 skyrius, paskaitykim nuo 20 iki 28 eilutės apie levitus. Taigi levitai buvo paskirti tarnauti šventyklai, padėti kunigams, ar ne, jų darbas buvo, reiškia, religinis, darbas į kito nesivelt. Ir jiem neduoda žemės. Visom žydų giminėjom būtų kelių išdalina žemę, Kanano, taip, kad gyventų iš to žemės. Miškai, žemė, ganyklos, viskas iš to gyvensit. Medžiosit, žvėjosit ir taip toliau.
Levio giminė neduoda nieko, sako. Gyvensit iš ko kito. Žiūrėkit, skaitau nuo 20 iki 24 eilutės. Viešpats kalbėjo Aronui. Izraelitų žemė nieko nepaveldėsi ir neturėsi tarp jų dalies. Neduoda žemės kunigams. Aš tavo dalis ir paveldėjimas, sako. Gyvensi iš manęs, sako, ne iš žemės. Levitams atiduodu visas Izraelio dešimtinės už tarnystę. Teisingai, dešimtinę atnešti viešpačiui. Sako, kaip tu viešpačiui paduosi? Jis tave aukštai. Sako, Levitam prašom. Aš juos paskiriau, daviau jam darbą tokią ir už tai, kad jie galėtų tą darbą dirbti, nereikėtų papildomai kažkur eitinai, žinot, kažkur dar papildomai darbo kažkur, žinot, kaip ar gydytojas, ar architektas, ar kitokios profesijos, to nereiškia, kad jis dieną gydo žmoną, vakarė dar eina kažkur padirbėti, pataksuoti, kažkur kada sudurti. Ne, jis turi iš to, kad nesiblaškytų. Taigi viešpats kalbėjo, Izraelitų žemė nieko nepaveldėsi, neturės tarp dalies. Aš tavo dalis ir paveldėjimas. Levitams atiduodu visas Izraelio dešimtinės už tarnystę, kurie jie man atlieka susitikimo palapiniai. Kad Izraelitai nesertintų prie palapinės, nenusidėtų ir nemirtų. Kiti nelyskit, sakė. Levio čia darbas yra. Tik levitai tarnaus susitikimo palapiniai ir bus už ją atsakingi. Tai bus amžinas įstatymas visoms jūsų kartoms. Jie nieko nepaveldės tarp Izraelitų. Izraelio vaikų dešimtinės atnešamas viešpačiui atidaviau levitams. Todėl jiems pasakiau, jūs nieko nepaveldėsite tarp Izraelitų. Tada dar šitą dešimtinę dar įdomus dalykas, reiškia, levitai gauna dešimtinės. Iš savo pusės, ką jie privalo, gavę dešimtinių dar 10 dalį, kurią gauna levitai, atiduoti koenams, kunigams. Netiesiogiai gauna dešimtinės koenai, bet atneša levitam, levitai pasiema tos 90% ir 10% duoda koenams. Vienai gybiniai, kurie pagrindiniai reiškia. Skaitau nuo 25 iki 29. Po to viešpats kalbėjo Mozei. Taip, kalbėk levitams. Gavę iš Izraelitų dešimtinės, tų dešimtinių 10 dalį aukosit viešpačiai. Tai bus jums įskaityta kaip grūdai iš klojimo ar dalis nuo vynuogių spaustuvo. Taip ir jūs aukosite auką viešpačiui surinktų dešimtinių, atiduodami ją kunigui Aronui, reiškia. Savo ruoštų levitai atiduoda kunigams dešimtinę. Aronitai, koenai jau dešimtinės nebeaukoja. Tai va, tokia yra tvarka, reiškia. Ir šita tvarka taip pat buvo ir Nojaus sandorui. Ne tik Mozės sandorui. Dar iki Mozės. Iki žydų tautos atsiradimo. Dešimtinės įstatymas, Maser Rishon egzistavo. Vat pasižiūrėkim. Abraomas. Pažiūrėkim, pradžios 14 skyrius nuo 17 iki 20 eilutės. Kai Abraomas sugrįžo, nugalėjęs Kedorlamerį ir karalius, kurie buvo su juo, Sodomos karalius išėjo pasitikti Šavės slėnį, karaliaus slėnį. Melchizedekas, Salemo karalius, atnešė duonos ir vyną. Jis buvo aukščiausio Dievo kunigas. Mes matom, kad jis ne levitų, nes Araono ir Levio nebuvo dar tuo metu. Reiškia, Nojaus sandora turi savo. Nojaus sandorui, reiškia, judaizmą, kai išpažįsta ne žydai, jų mokytojai, rabi taip pat jie yra kunigai. Jie turi kunigo privilegijas. Sako, jis laimino įsakydamas Abraomą, te būna Abraomas palaimintas aukščiausių Dievo, dangaus ir žemės valdovo. Te būna šlovinas aukščiausias Dievas, kuris atidavė tavo priešus į tavo rankas. Ir Abraomas davė jam dešimtinę nuo visko. Abraomas iš karto atiduoda koenui dešimtinę, kas priklauso. Jau to įstatymo laikymis. Abraomo anūkas Jokūbas irgi laikėsi dešimtinės įstatymą. Pasižiūrėkime pradžios 28 skyrių. Nuo 20 iki 22 eilutės paskaitykim. Pradžios 28 skyrius, nuo 20 iki 22 eilutės, tu sako. Jokūbas padarė įžadą. Jei viešpats Dievas bus su manim, mane savo ištame kalys, duos man duonos valgyti, drabužį apsivilkti ir ramybėj sugrįšiu į savo tėvo namus, tada viešpats bus mano Dievas. Ir šitas akmuo, kurį pastačiau paminklų, bus Dievo namai, iš viso, ką man suteiks, atiduosiu tau 10 dalį. Čia iš viso, pažiūrėkit, kaip gražiai skamba. Nėra dar Mozės sandoros, ne žydų tautos dar nėra, Mozės nėra. O žiūrėkit, kokia sandora.
Iš savo pusės, sako, aš vienintelį Dievą laikysiu savo Dievu ir jam atiduodu 10 rinkalams, sako Jokūbas, bet iš savo pusės 20, jeigu Dievas bus su manim, mane saugo šitame kely ir duos man duonos valgyti ir drabužį apsivilkti. Ir į ramybį sugrįšiu į savo tėvo namus ir gausiu apsaugą. Iš savo pusės tu priimi Toros tikėjimą, atlieki tam tikras micvas, žydas atlieka, žydams skirtas micvas, Nojitas, pavyzdžiui, Nojaus sandoros, Nojui priklausančius įstatymus iki Mozės egzistavusius, sako, iš savo pusės, bet tada žinai, kad Dievui priklauso, jis įsipareigojęs. O, jis į savo pusės ką padarys? Saugos, duos materialinius dalykus, kurie būtini ir reiškia, bus su manim. Kai reikės kažkur pagalbos, gausi iš Dievo tą pagalbą. Tai tokia tvarka. Matot, sandora. Ne taip, kad, oi, ne, tu dulkė visiškai. Dievas nenori žmogaus kūrinio padaryti, ten visiškai to iš sakiau, tu tik nebandyk cyptelbą, prašau. Ne. Sandora įsipareigų, viskas buvo dokumentaliai, su procentais, atlikta, viskas. Tu iš savo pusės paprasčiausiai darai, žinau, kad paprasčiausiai aš iš savo pusės įsipareigoju. Ir Jokūbas kaip suformuoja, pažiūrėkit, kaip įžūliai suformuoja sandorą. Atrodytų kaip bedievis koks, ar ne? Aš duosiu 10 Dievui. Ir šitas Dievas bus mano Dievas. Jeigu, atrodo, ką tu dulkia žemės apie ką. Jeigu mane saugos, duos man maisto, drabužių, parves namo, priešai neužpuls. Tada bus mano Dievas ir saugos. Galiausiai pasibaigė visko, žydo 32 skyriui, tu kovoji su Dievu ir žmonėm ir nugalėjai ir palaimina. Iš tavęs kils Izraelis. Šitaip duoda supras, kad viskas turi būti juridiškai. Įsivaizduojat, rastas būdas. Dievas su žmogum bendraut pradėjo teisės, kurie krikščionybės, abanduizmą tų visų fekalijų prisiklausė. Oi, tai širdis, emocijas, tai galvoja, kad čia. Ir kuo daugiau paskyščia jisai savo emociją, tu galvoja, čia Dievo daugiau ir malonės jam daugiau. Dar labiau pasiskyščia, labiau galvą savo kaitina ir dar atrodo, čia buvo nieko panašaus. Dievas bendrauja su žmogum teisės kalba per įstatymus ir sandėrius. Čia testamentas, tai čia šiek tiek sulotynintas dalykas. Sandoris. Dovydas sandoris, Nojaus sandoris, Mozės sandoris, Izraeliui, tai sandėriai, paprašiau. Kas yra sandėris? Aš tą darau, tada man ta pusė tą. Bet jeigu man ta pusė padaro, aš tą padarau. Jeigu ta pusė nepadaro, aš to kažko galiu padaryti. Už tai Jokūbas sako, jeigu bus viso šitą man, tai tada tu Dieve būsi mano vienintelis Dievas, aš jau stabų jokių, ne, ir 10 dar atiduosiu. Supratai? Dievas sako, geras, bamba, gerai, tinka, sutarta, dėl. Jis rado būdą taip bendrauti su žmonėm. Žiūrėjom toliau. Tai vat reiškia, čia pirmoji 10, jinai privaloma. Mes ją rišom. Neatidavimas jos yra vagystė iš Dievo traktuojama. Dar yra kita 10, dar viena 10 rūšis. Neprivaloma, bet labai rekomenduotina. Maaser šani, jinai vadinasi, reiškia. Arba dar antroji 10 vadina. Apie ją rašo pakartoto įstatymą 14.22. Pakartoto įstatymą 14.22. Sako. Duok 10 savo derliaus kiekvienais metais. Ir toliau. 13. 10 javų, vyno bei aliejaus ir galvių bei javų pirmagimius valgyk viešpatę savo Dievo akivaizdai tavoje vietoje, kurią jis susirinks tavo vardui, kad išmoktum bijotis viešpatį savo Dievo. Mes matom, kad čia jau ne ta, ne pirmoji 10. Ana atiduodama levitams. Viskas. O levitai dar kunigams iš jos moka 10. Ir niekam kitam negali būti skirima. Jokiam kitam tikslui. Kai galvo, vargšai paukosiu kokiam Ukrainai. Ne, vieninteliam tikslui pirmoji 10. O čia matom kitam tikslui skirtą, reiškia. 10
valgysi pats, sako viešpatės Dievo akivaizdoj, toje vietoje, kurioje jis susirinks savo šventyklų ateis atvykas. Iš jo pirksi aviną, kurį aukos ar veršį, kokias ten aukas priklausys, atliksiu ritualas, nuodu kunigų iš darbą truputį duosi, supranti, zakristijonui. Supranti, aukas turi valgyti, nusipirkai ten visas šibą valgyti, aliejus reikia ten. Reiškia, šita antra dešimtinė skirta šeimai pasiliks savo, bet ne savo materialiniam poreikiam, o šeimos dvasiniam visokiam religiniam dalykui. Ar tai bus piligriminė kelionė, kai būda 3 kartus per metus važiuoja į šventyklą. Taip? Šiais laikais, ta antroji dešimtinė skaitas, pavyzdžiui, tu gyveni kažkur toliau, ne metros iki vietos, kur vyksta šventas šabato susirinkimas, taip, reformuoto judaizmo bendruomeniai. Ir tau reikia kažkur atvažiuoti. Autobusas ar benzinas kainuoja, čia va šitas antrosios dešimtinės reikalas. Perki šventą raštą, perki vaikams šventą raštą, kad jis turėtų savo Bibliją, kad jau nelystų prie mūsų Biblijos niekas kitas, žmonai atskirą perkat ir taip toliau babūtai. Čia vis šitie dalykai antra dešinė. Religiniam tokiam dvasiniam dalykam leidžiam, nes yra šeimoje tau asmeniškai priklauso. Tai va čia dvasiniai dalykai, kuriems tu pats vartosi ten. Tai va, tai toks dalykas, reiškia, yra. Maaser šeni, reiškia, skirta išūdoms, kurios bus dvasiniam dalykam žmogui, jam ar jo šeimui skirtos ir panašiai. Dar vienas dalykas yra Maaser šliši, arba populiariai tariant trečioji dešimtinė. Ji buvo renkama vieną kartą per 7 metus. Trečiaisiais 7 metų ciklo metais. Jį būdavo renkama, kai šventyklos stovėjo, reiškia. Vieną kartą, reiškia. Jinai skirta labdarai. Todėl dar ją vadina vargšų dešimtinė. Apie ją irgi tam pačiam skyriui sakom. 14 skyrius pakartojo įsakymą. Nuo 27 iki 29 eilutės, reiškia. Nuo 28 iki 29, 28-29 eilutė. Kas 3 metai atneš dešimtinę tų metų. Kas 3 metai, čia reikia iš mūsų vertimo skaitant galime, kad kas 3 metus ta dešimtinė, ne, čia kas 7 metus, bet 3 metų ciklė. Čia hebrajiškai skaitant kitaip matosi, kitaip parašyta. Tas dalykas. Reiškia, tai va, kas į 7 metus vieną kartą, reiškia, trečiais 7 metų ciklo metais atneš, reiškia. Atneš dešimtinę tų metų derliaus į miesto sandėlius. Ne iš šventyklos, pažiūrėkit, sandėlius. Ta pirma dešimtinė Maaser išon į mano namų sandėlius, kad būtų maisto mano namuose. Taip, Malachijos. A čia ne, į miesto sandėlius. Kitam dalykui, reiškia, čia bus labdara. Tų metų į miesto sandėlius, tai bus maistas levitui, neturinčiam dalies paveldėjimui, reiškia. Taip pat ateiviui, našlaičiui, našliai, kurie gyvena apylinkai, kad viešpats savo Dievas laimintų visus tavo darbus, kuriuos tu darysi. Čia jau labdar našlaičiai, našliai, taip toliau, pensininkas levitas, kuris ten maža pensija, reiškia, iš šventyklos darbo ir taip toliau, reiškia, neužtenka jam bėda kažkur dadurt vaistams ir panašiai. Tai va tokia va tvarka. 3 tos dešimtinės yra pagrindinės, reiškia. Dar yra kas verčiasi gyvulininkystę, augina gyvulius, reiškia. Irgi nuo gyvulių taip pat dešimtinė mokama, kurią net išskiria kaip atskirą dešimtinės rūšį. Maaser be'ema, įvadinasi, Maaser be'ema. Apie kalbą kunigų 27 skyriui, pažiūrėkim. Kunigų 27 skyrius, nuo 30 iki 33 eilutės. 27 skyrius, nuo 20. Pasižiūrėkim. 29. Reiškia. Nieko iš žmonių, kurie pačios negalim išpirkti, jie turi visos javų vaisių dalis dešimties ir viešpats jiems priklauso. Dabar toliau žiūrėkit, jei kas norėtų išpirkti savo dešimties pridėti 5 dalį vertės galvijų, avių, ožkų ir viso kas piemenų ganoma, kiekviena dešimtinė galva bus pašvęsta viešpačiui. Gyvuliai nebus atrenkami, nebus vienas kitų pakeičiami. Jei kas pakeistų, abu gyvuliai bus pašvęsti viešpačiui ir nebus išperkami. Šitos įsakymus viešpats davė Mozei dėl Izraelio vaikų Sinajaus kalne. Čia gyvulių dešimtinė ne tiek aktualu, bet čia reiškia
gyvuliai, reiškia, neišperkami ir taip toliau. Nu, čia apie šitą dabar tų visų teologinių niuansų mes ir nekalbėsim dabar, reiškia. Tai va, dešimtinė aukos, reiškia, pavyzdžiui, šventyklos aukos jau panaikintos, tos dabar nėra, šventyklos tai nėra, bet dešimtinė vadinama taip pat auka, korban, reiškia, ir jos yra išlikusios šiais laikais. Vienintelė auka, kuri egzistavo, kai nebuvo šventyklos, ir auka, kuri egzistuoja, kai šventyklos jau nėra, seniai. Tai va, kaip jau sakiau, dešimtinė aukos padeda žmogui žemiškose dalykuose. Tu gauni atitinkamai, atiduodi, tavo poreikiai materialiniai yra patenkinami iš Dievo. Pažiūrėkit, 1 Kronikų 29:14, paskaitykim. 1 Kronikų knyga, 29 skyrius, 14 eilutė. Čia sako, kas esu aš ir kas mano tauta, kad mes galėtume taip dosniai aukoti tau. Juk iš tavęs ateina viskas, o mes tik atiduodam, ką gavom iš tavęs. Va šitas supratimas, kad viską, ką mes turim, aš jau ne apie materialinius nekalbu dalykus. Nuo sveikatos, nuo savybės, nuo visko pačiausiai. Viskas ateina iš Dievo, gaunam. Jeigu mes kažką atiduodam, tai tą, ką Dievas davė. Pačiausiai vyksta, kaip sakyti, mes parodom, kad mes suprantam, kad tai yra atėję iš Dievo, ne iš mūsų, ne mes patys čia mūsų kalbam. Dievas neduos, žmogus nepasims nieko. Mes matom, kad Izraelis ypatingai po grįžimo iš Babilono, kada buvo pamokinta šiek tiek, tvarkosi gavo, jis ypatingai dešimtinį įstatymą vykdė. Ir tada prasidėjo Izraelio kilimas. Iš tikrųjų, dabar, pavyzdžiui, su archeologais, jeigu pašnekėtum, kurie tyrinės Romos imperiją, tai kai atkasa žydų Jeruzalėj ten namus, būtus pažiūri, kokia prabanga, kokie namai, kad niekur imperijai, nei Kartaginoj, nei Romai, nei kokiam kitam centre, nebuvo tokių aristokratų namų, kaip ten gyveno žydų aristokratai ir taip toliau. Kodėl ta maža tautelė padarkta, sakykime, ir taip toliau, kas čia su jais ten dedasi. Prašiausiai. Paslaptis tame. Vat pažiūrėkim, tai grįžęs iš Babilono, Izraelis kaip dešimtinės puolė aukoti. Nehemijo 10 skyrius, pažiūrėkim. Nehemijo knyga 10 skyrius. Tai bus nuo 35 iki 39 eilutės. Nehemijo 10 skyrius nuo 35 iki 39 eilutės. Taip pat įsipareigojame kas metai pristatyti viešpaties namams mūsų laukų derliaus ir vaisių pirmavysius, be to mūsų sūnų pirmagimius ir galvybėjų pirmagimius pristatyti Dievo namus kunigams, tarnaujantis Dievo namuose kaip rašte įstatymą, kas geriausia iš mūsų valgių, įvairių medžių, pirmųjų vaisių, vyno, aliejaus pažadėjom pristatyti kunigams į Dievo namų sandėlius, o mūsų laukų dešimtinė levitams. Levitai patys ims dešimtinės visose mūsų miestuose. Araono sūnus kunigas lydės levitus jiems renkant dešimtinę, o levitai atiduos 10 dalį dešimtinį Dievo namų sandėlius. Izraelitai ir levitai sugabens javus, vyną ir aliejų sandėlius, kurie šventyklos indai, tarnaujantis kunigai, vartininkai, giedotojai, kad nepleistume Dievo namų. Toliau žiūrėkim dar, jeigu jau turim Nehemiją atsiverti 12 skyrius 44 eilutė. 12:44 sako, tuo metu buvo paskirti žmonės prižiūrėti sandėliams, kurie buvo rengti atsargoms, vaisių pirmienoms ir dešimtinėms, kas buvo surinkta iš miestų ir kaimų pagal įstatymą išlaikyti kunigus ir levitus. Judo gyventojai džiaugiasi kunigais ir levitais. Žiūrėkim toliau. Toliau 13 skyrius 12 eilutė, Nehemijo 13 skyrius 12 eilutė, kuris sako, tada visas Judas atnešė į sandėlius grūdų, vyno ir aliejaus dešimtinę. Aš paskiriu sandėlių prižiūrėtojus kunigą Šalemį ir raštininką Cadoką, Pedai iš Levito jų padėjo Matanijos sūnus, Zakūras sūnų Hananą, jis buvo galim patikėti, jie buvo pareigoti išduoti broliams jiems priklausančią dalį ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi matom šitas dalykas. Ir rezultatas to matom žydų tauta, kaip ten jiems su materialiniais dalykais. Bet palauk, žemės neturėsi, čia dešimtinė, dar šabatą švęsti, taip toliau, čia sudėtinga, važiausiai. Nei jie žemės ūkių užsiminėja, nei jie kavo. Gyvena geriau negu žemdirbys. Duonos daugiau turi negu duoną auginantis. Kaip ten bebūtų. Kodėl? Yra du variantai. Iliuminatai su reptiloidais čia viską daro. Ir antras variantas šito įstatymą įvykdymas.
Tai pažiūrėkim. Ir tai buvo visada, ne tik dabar. Pažiūrėkite visus Forbesus ir visas statistikas ir taip toliau. Pažiūrėkite dabar kas yra, kokiagi tautybė dominuoja. Milijardierių sąrašiukose, žydų pasižiūrė Amerikai, kiek 2 procentai, pasižiūrė milijardierių sąrašo, aišku, labai neproporcinga, tada milijonierių sąrašo pasižiūrė, multimilijardierių, labai neproporcingai didelis procentas, nukurtų 30-40 procentų, kai tik 2 procentai Amerikos gyventų, kas čia dabar, ne? Nu, sakau, 2 variantai, arba reptiloidai, kurie slepia, kad žemė plokščia, arba o šitas įstatymas. Atiduosi Dievui, gausi daugiau negu atidavai. Ir tai buvo visada, ne tik dabar. Dar kai reptiloidų nebuvo. Žiūrėkit, pradžios knygos, 13 skyrius, 2 eilutė sako. Abraomas buvo labai turtingas, turėjo daug gyvulių, sidabrą ir auksą. A Jėzus, matot, ir tada kas buvo. Dievas. Dieve, ar ne? 5 eilutė sako. Lotas, kuris keliavo su Abraomu, taip pat turėjo avių, galvijų, palapinių. Žiūrėkim pradžios 26 skyrių. Atsiveskim pradžios 26 skyrių. 12-13 eilutė paskaitykim. 12-13 eilutė. Kur jis sako, Izaokas dabar įdirbo žemę ir gavo tais metais 100 derlių, nes viešpats laimino. 100 derlių. Svanda? 100 derlių. Bulvė, kurių dar nebuvo, tada įsadinai su 100 bulvių. 100 bulvių, tu klausyk jau. 2-3 krepšiai, šikai. Nu, klausiau kažkada vieno senuko rabio dalyką. Nu, Dieve, kaip apsimoka vykdyti tavo įstatymus, sakė rabinas patenkintas. Gyvenimą atgyvenęs visą jau mitzvą žinantis. Nu, kaip apsimoka, Dieve, kaip sako gerai ta Tora. Žiūrėkim toliau pakartotą įstatymą. Aš jau atsiprašau pradžios knygos, tas pats 26 skyrius, 16 eilutė, sako. Abimelechas tarė Izaokui, pasitrauk nuo mūsų, nes tu pasidarai daug galingesnis už mūsų, originaliai turtingesnis už mūsų. Reiškia. Važiuojam toliau. 30 skyrius pradžios knygai. Pradžios knyga 30 skyrius. Kem trečia atrodo eilutė, taip. Kalba apie Jokūbą. Čia yra patriarchą Jokūbą. Taip šis žmogus, Jokūbas, nepaprastai praloba, jis turi daug tarnų, tarnaičių, galvijų, aviukų, pranugarių, rasilų ir ką tu. Nieko. Taip visada buvo, matot. Ir negali sakyti, kad čia parašė kažkas pasaką apie žydus, tik kad pažiūri, dabar tas pas, nu, ar Jokūbas, ar koks Braunšveinas. Žiūrim toliau. 33 skyrius. 10-11 eilutė. 33 skyrius, 10-11 eilutė. Kalbas Ezavas su Jokūbu. Ezavas sakė, mano broli, aš turiu užtektinai, pasilaikyk, kad turi. Jokūbas tavo, ne. Jei radau malonę tavo akyse, tai priimk iš manęs šią dovaną. Aš matau tavo veidą, tarsi matyčiau Dievo veidą, ir tu esi man malonus. Prašau, priimk palaiminu, kurį tu atnešiu. Nes, sako Jokūbas, žiūrėkit, Dievas buvo man maloningas ir aš visko turiu. O taip jau gavas, kad aš jau turiu viską, sako, nu, matai, aš su Dievu santykius suderinęs, sako, man visko, nieko netrūksta, kaip Dovydas sako. Aš žinau, ką turiu omeny Dovydas. Mašiachas Dovydas, kuris sako, mane viešpats gana, man nieko netrūksta. Va taip va. Žiūrėkim, 39 eilutė. 39 skyrius, pradžios knygos. 39 skyrius, 2-3 eilutė. Juozapas, patriarchas Juozapas. Ir viešpats buvo su Juozapu. Ir jam viskas sekėsi. Jis gyveno su valdovo egiptiečio namuose. Jo valdovas pastebėjo, ne tik šiais laikais pastebi, kad kažkaip neproporcingai su tai žydais viskas gerai jiems yra, bet ir tada, prieš mūsų erą, pastebėjo Egiptas šalis, kurios jau seniai nebėra, tos valstybės Egipto imperijos, faraonas, kad viešpats buvo su juo. Ir kad viską, ką jis darė, viešpats laimino. Nu, ir ką ten padarys. Taigi, toks tai dalykas. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, kur pasižiūri, toliau praeina, žiūrim, Saliamoną pasižiūrim, Jobą ir visur. Nu, Jobą pasižiūrim. Turėjo išbandymą, Jobas atliko savo bausmę, viskas.
Bet Jobas laikėsi įstatymą šitame gyvenime. Atliko už tą praeitą savo gyvenimo bausmę ir kas toliau buvo. Pasižiūrėkim. Pažiūrėkim. 42 skyrius 12 eilutė apie Jobą, kas sako. 42 skyrius 12 eilutė. Ir viešpats laimino Jobą senatvę. Labiau negu jaunystę. Jis turėjo 14 000 avių, 6 000 kupranugarių. Dabar sakytų, ten tiek ir tiek, ten Mercedesų turi, Lamborghini ir ten Maybachų, ne? Tada nebuvo tokio dalyko, tai buvo kupranugaris, sekimo priemonė gera, jau žiūrint, kokios veislės kupranugaris, jis kainavo procentalį maždaug tiek pat, kiek dabar Maybachas. Kupranugarių 1000 jungų jaučių, 1000 asilų, bet ir taip toliau. Žodžiu, neblogai. Ir 17 eilutė sako, Jobas mirė senatvėje pasisotinęs gyvenimo dienomis. Oi, aš nebegaliu, kaip gera važiuoti, einu dabar kažko naujo, norėtųsi kažkokio kitokio dvasinio dar gėrio ir taip toliau. O toks tai buvo tas gyvenimas Jobo. Pažiūrėkim, tas pats buvo ir su karalium Saliamonu. Reiškia, kai jis pasirinko išminti Dievo išminti, Dievas ką daro? Argi tik Saliamonui čia? Čia visiems tas pats. Žiūrėkim. Pirmą karalių 3 skyrius. Paskaitykim nuo 4 eilutės iki 13. Saliamonas sapnuoja sapną. Karalius nuėjo Gibeoną aukoti, nes tai buvo garsi aukštuma. Jis aukojant aukurą 1000 deginamųjų aukų. Daug Dievui davė. Deginamųjų aukų, tai Gabinas ar ten jaudis, kainuoja visą tai paprasčiausiai. Bet jau čia Saliamonas nesiskaitė. Jis suprato, kas yra pasiteisinant investiciją. Gibeoną viešpats pasirodė Saliamonui naktį sapne ir tarė, šventoj vietai visat galima susilaukti viešpatės sapno. Kaip, pavyzdžiui, kontaktą su mirusiu, tai ten, kur palaidotas tas mirusysis, kapuose mėgok, susapnuosi tą mirusį, kur reikia. Arba nori su viešpačiu, eini į vietą, kurioje aukojimai vykdavo, reiškia. Taigi Gibeonai viešpats surėjo Saliamonui naktį ir tarė, prašyk, ką aš tau galėčiau duoti. Saliamonas atsakė, tu parodai savo tarnui mano tėvui Dovydui didelį gailestingumą, nes jis vaikščiojo prieš tave tiesoje, teisume ir širdies tyrume. Tu parodai jam savo gerumą, duodamas jam sūnų, kuris sėdėtų jo sostoje taip, kaip tai yra šiandien. Viešpatie mano Dieve, tu padarai savo tarną karalių mano tėvo Dovydo vietoj, nors aš dar labai jaunas ir nežinau, kaip įeiti ir kaip išeiti. Tavo tarnas yra vidury tavo tautos, kurią tu išsirinkai didelės tautos, kurios neįmanoma suskaičiuoti, neapriep dėl daugumo. Duok savo tarnui išmintingą širdį, kad galėčiau teisti tavo tautą ir skirti gerą nuo blogio, kas galėtų valdyti tokią didelę tautą. Išminties prašo, kad atskirti gerą ir ne bet kokios išminties, kad ten prasukti kažką galėčiau. Gerą nuo blogio atskirti. Kas pagal Dievą, kas ko Dievas nenori. Va šitam atskirti reikia. Dievui patiko, maladėts perspektyvus jaunuolis, sako Dievas. Viešpačiui patiko toks Saliamono prašymas. Dievas jam tarė, kadangi tu prašai išminties teisingai nuspręsti, o ne ilgo amžiaus savo, turtų savo ar priešų gyvybės. Saliamonas nuo to pradėjo. Saliamonas puikiai supranta, turėsi išminti, visą kitą čia bus tik tai pridėtinis efektas, natūraliai iš tokio, bet svarbiausia išminti, esmę turėti. Vairas viso ko yra išmintis, dieviška. O išmintis yra skirti gerą nuo blogio. Puikiai filosofija, ne? Ilsis Aristotelis su Platonu, rūko kabutį. Dievas tarė, kadangi prašai išminties teisingai nuspręsti, o neilgo amžiaus turtų savo ar savo priešų gyvybės, tai padariau pagal tavo prašymą. Aš daviau tau išmintingą ir sumanę širdį, kad panašaus į tave nebuvo iki tavęs ir po tavęs nebus tokio kaip to. Krikščionys mielieji, Dievas kūne Jėzus, žmogus, bet dar Dievas kartu, išmintis ar ne, tai kad pasirodo, o Saliamono nebus išmintingesnė, tai kaip gali būti jau Mesijas ir Dievas kūne durnesnis už Saliamoną. Tai tada ne Mesijas, ar ne? Tai tada ne Dievas kūne, ne?
Ar čia, kaip įprasta krikščionių, žinot, dieviška prigimtis tai be abejo didesnė, bet čia nekalba Dievas, o žmogiška prigimtis galbūt ir už Saliamoną kvairesnė. Matyt, bando taip savo sudėjai, čia aišku, pasijuokti galima iš to. Taip pat sako Dievas, daviau tau, ko ir neprašei. Šaunu, kad pradėjai nuo šito, sako, bet visą kitą tau pridėsiu. Turtų, garbės ir nieks tau nepriks tarp karalių per visas savo dienas. Ir jei vaikščiosi mano keliais, laikydamasis mano nuostatų ir įsakymų, kaip tavo tėvas Dovydas, aš prailginsiu tavo dienas. Saliamonas pabudo ir suprato, kad tai buvo sapnas. Po to jis sugrįžo ir prieš viešpatį sandoskynę aukojo deginamąsias aukas bei padėkos aukas, jis iškėlė puotą visiems savo tarnams ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Taip kad matote, pas Dievą yra tokia tvarka, tokia paprasta, bet svarbiausia yra išmintis. Išmintis susirasti. Išmintis ir Dievo žodžio vykdymas. Dievo žodžio vykdymas. Pažiūrėkim, patarlių 4 skyrius. Aš dažnai cituoju šitą vietą. Nuo 6 eilutės iki 9. 4 skyrius patarlių knygos. Čiagi Saliamonas rašo, taip? Nuo 6 iki 9 eilutės. Neapleisk išminties. O kas yra išmintis? Geras klausimas. Kas yra išmintis? Geras. Dvasinis storas supratimas. Tai yra kabala. Yra išmintis. Kabala yra išmintis. Dvasinis storas supratimas. Gilus supratimas. Matot, kaip yra. Kabalos išminčiai lygina Torą, Tanachą su vandenynu. Ne kabalisto žiūrima, matot, gražus, melsvas, žalsvas paviršius, jūros dar kokią kleiką, tam plaukia, dar išlenda. Taip, gražu. Laivelis praplaukia. Kažkur horizonte saulė nusileidžia. Gražu viskas, taip pačiausiai. Kabalistas žiūri tą jūrą ir mato, kas dugne yra. Kur laivas su turtu jis nuskendęs, kokia žuvis, kas kurdimus, kas ten Marijanų įdubas gelmėse dedasi, kas ten gyvena 11 km po vandeniu. Visą žiūri taip. Tai va čia Tora. Gali žiūrėti, matyti tik tai raibuliuojančias bangelės paviršium, čia kažkas nuėjo, kažką pasakė ir tu gali pamatyti labai giliai. Tai va čia yra išmintis ta kabala. Sako, neapleisk išminties ir jį globos tave, mylėk ją ir saugos į tave. Dabar žiūrėkit 7 eilutė. Svarbiausia yra išmintis. Už viską svarbiausia išmintis. Svarbiausia išmintis čia šitas kabala. Įsigyk išmintį už visą savo turtą, įsigyk supratimą. Vertink ją ir jį išaukštins tave. Apglėbk ją ir jį suteiks tau garbę. Jį vainikuos tavo galvą malonę ir duos tau šlovės karūną. Labai aiškiai pasakyta. Žiūrėkit, 3 skyrius, 35 eilutė. Išmintingieji paveldė šlovę, kvailio pasididžiavimas pasibaigs gėda. Štai kas yra dalykas. Išmintis. Svarbiausia yra išmintis. Nieko daugiau. Apie išmintį, štaip sako, patarlių 8 skyrius 34 eilutė. Palaimintas žmogus, išmintis sako, kuris klauso manęs ir kasdien budi prie mano vartų ir laukia prie mano durų. Kas randa mane, randa gyvenimą ir įsigis viešpaties palankumą. O kas nusidė prieš mane, tas kenkia pats savo. Kas manęs nekenčia, myli mirti. Tai kokia paprasta situacija. Taigi, štai yra kokia žydų materialinės gerovės paslaptis. 10 įstatymas, bet jis yra antrinis. Šiaip jis kyla iš supratimo, iš išminties, kuri buvo duota jiems. Kad viskas, kas ateina į mūsų gyvenimą ir į mūsų rankas, viskas absoliučiai nepriklauso nuo nieko kito, tik nuo vieno Dievo. Ir viskas, kas iš mūsų atimama, ne tik tai materialinis, bet koks dalykas, dvasinis psichologas, taip pat atima Dievą. Davimas ir atimimas yra Dievo funkcija. Yra. Štai kas yra. Jeigu tu su Dievu santykiai tavo nesuderinti per įstatymą, iš tavęs visada bus daug daugiau atimama negu duodama. Ir tai yra mokymo ugdymo priemonė.
kad susimastytų žmogus. Kitaip, sako, mūlą ir asilą nugarą rimbas, sako psalmėse. Ką darysi? Asilą reikia rimbų mokyti. Kaip tu asilą išaiškinsi? Kabalas jis nesupras. Tai va. Mokymo priemonė. Viskas tai ne. Jeigu santykiai su Dievu geri, tada gauni žymiai daugiau negu atimama. Ir tu supranti, iš tavęs paima, tu supranti, kad tai yra bandymas, tavo ugdymo priemonė, paskui atiduos viskas, bet žiūri, kaip tu reaguosi. Ar tu neišpsichuosi, vaikeli, matai, kokiam dar tu lygiai. Ką, dar reikia dar kentiek. Mokykis, auk, vesk. Antrus metus eisi kursą kartuoti. Toks dalykas. Ir tai yra labai išmintinga, nieko čia nepadarysi. Gerai, tada gal klausimais, kiek tada šiandien?